Sveiki, kuo judvi vardu? Sveiki, tai aš būsiu Akvilė. Pasakyk vardą. Aš Rugilė. Rugilė. Tai prieš 3,5 metų Rugilė patyrė galvos traumą. Buvo pašalinta hematoma ir kadangi nevyko toks sklandus budimas, jai buvo pašalintas galvos kaulas. Po 2 metų mes įdėjom vadinamą implantą. Istorija tokia, kad įdėjus būtent šito galvos implantą, kaip mums paaiškino gydytojai, kadangi 2 metus buvo visa galvytė be jokio kaulo, ten kraujagyslės, visa kita gyveno savo gyvenimą, kaip norėjo. Ir pasekoje mes turim dabar galvos odos nekrozę. Na ir su šita bėda susijusios mišrus raidos sutrikimas atsirado, epilepsijas turi tam tikrą savo rūšį. Viso tai reikia jos kūną, kaip sakant, žadinti, sportuoti, judėti, kad vaikas vėl galėtų funkcionuoti savarankiškai. Kada įsikūrė vaiko raidos klinika Vilniuje, aš pasakoju, kad 3 metus jau čia atvažiuojam sportuoti. Taip, jau 3 metus sportuojam. Ką matom akivaizdžius rezultatus, tikrai visapusiškai džiaugiamės. Čia mes lankom kineziterapiją ir ergoterapiją. Vis tiek tu būni gyveni ir būna tokių liūdesių savotiškų dėl tos visos situacijos. Kodėl labai reikalinga reabilitacija? Todėl, kad kaip aš turbūt pasakysiu, mes norim visi gyventi ir ne gyvenimą toliau. Iš tikrųjų, kaip tai neliečia vien, kad Rugilei nutiko nelaimė ir visą susikoncentruoja dėmesys į ją. Taip, didžioji dalis dėmesio jai tenka, kaip bebūtų, bet toliau nori šeimoje, kas bebūtų kiti irgi asmenys gyventi, kaip aš sakau, funkcionuoti, normaliai nueiti į darbą ar ne, kažkokį turėti laisvalaikį, nebijoti to vaiko palikti kitam asmeniui. Tai ta reabilitacija toliau ir būtina, kad tas vaikas būtų savarankiškas, kad kiek galėtų, tiek pats save apsitarnautų ar ne, galėtų funkcionuoti, galėtų žaisti, galėtų turėti draugų ar ne, kažkaip eiti į ugdymo įstaigą. Tai ta reabilitacija be proto reikalinga. Ar čia gaunat tai, ko atėjusi tikėjotės? Taip, iš tikrųjų, tikrai, manau, ir daugiau gaunami. O vaikas gerai čia jaučiasi? Gerai jaučiasi. Iš tikrųjų, ar ne? Taip, priima, net sulaukia savaitgalio ir klausia, kur važiuosim. Tai važiuosim ir į Pušų 2 iš karto. Tikrai taip, buvo čia irgi tas mūsų gal kaip su tėčiu darbas, kad vaikui patiktų, nebūtų taip, kad viskas čia tokia prievolė. Ne, kaip turbūt kiti išgirsta, gal šiek tiek ir nusišypso, pasijuokia. Būk gera, klausyk, taip, gerai tada laiką praleisi, būdavo tokia kaip maldelė, išleidžiant labiau iš mano pusės su tėčiu, kai važiuoja. O dabar, kaip aš sakau, važiuojam sportuoti, žaisti ir gerai laiką praleisti, taip. Mamoms, manau, palinkėčiau visada drąsos, iš savo patirties. Iš tikrųjų, labai yra sunku priimti tą savo būseną, tą vaiko būseną ir noris visada iš tikrųjų užsidaryti. Atrodo, užsidarysi, bus geriau. Nebus geriau. Reikia judėti, reikia nepabijoti kreiptis. Vis tiek su ta drąsa ateina ir tos geros emocijos ir visai kitaip pradedi, kad ir atrodo kartais situacija ne taip, kaip nori ar ne, klostosi. Ir tų emocijų gerų dėka išsilaikai dar ant savo kojų ir toliau vis tiek, kaip sakant, gyveni. Taip.